Tie, kurie jį myli, yra tarsi saulė. Bet atspindi tavo bičiuliai, tarsi savo galybėje tekanti saulė. Teisėjų knyga, 5 skyrius, 31 eilutė. Viešpats Jėzus yra mūsų saulė. Jis nušviečia mūsų gyvenimus, sušildo širdis, apgaubia savo spinduliais. Prasisveria į mūsų vidų ir yra vilties šviesa. Kaip gera, kad Jėzus gali apšviesti mus ir mūsų gyvenimus. Jei mes pasitikime ir mylime Jėzų, jei ieškome jo maldoje, mintise, Biblijoje, pamoksle, jo dvasia apsireiškia mums, jei visas kliūtis patikimėme Jėzui, pajuntame jo būti ir jo antspaudą, tampame lyg saulė tekanti galybėje. Malachijo knygoje 3 skyrius, 20 eilutė rašoma, bet jums bijantiems mano vardo, patekęs teisumo saulė, skleidžianti gydančius spindulius. Jūs išeisite, šokinėdami tarsi viršukai, išleisti iš gardo. Taip teisumo saulė vadinasi mano Jėzus nužengs ir atneš išgijimą. Sklis džiaugsmas, ramybė ir šventumas. Kaip gera, kad jis yra saulė. Jei kažkur keliaujame, turime būti ten kaip saulė, patekanti rytą po ilgos nakties. Turime nešti džiaugsmą ir viltį ten, kur vyrauja abejonės ir vargas. Visi turi džiaugtis mumis, jei jie mato mus, nes mes įkūnijame Jėzų saulę. Jo viltis, džiaugsmą ir ramybę, tai tarsi turime skleisti visur. Nebūkime jautrus, kaip jei kas mus paliečia, ir nesibaiminkime, jei kažkas pasako blogą žodį. Būkime atidūs kitiems žmonėms. Dievas rūpinasi mumis, o mes kitais. Tad taip turi būti. Jėzus atneša mums išgijimą. Kad mūsų siela būtų sveika ir mes nepasinertume į egocentrišką gyvenimo jausmų pasaulyje, tik savo. Nes tai veda į kartelę, aroganciją, užsidarimą ir vienatvę. Viešpatie, apsaugok mane nuo mano jausmų ir supančių tik mane. Džiaugsmas, kurį dovanoja Jėzus, yra nesutramdomas. Ar matėte, kada kaip jautukai pavasarį išeina iš tvarto? Arba kaip siaučia vaikai išėję iš vaikų darželio, kur turėjo būti ramus? Taip atsitiks ir mums, kai Jėzus ateis. Susibūrimuose galime jausti po truputėlį šį džiaugsmą Dievui. Tai turi atsispindėti mūsų aplinkoje, tuomet saulė patikės savo galybėje. Viešpatie padėk, kad aš būčiau kaip saulė. Suteik savo džiaugsmą ir vilties, suteik išgijimą, teisumą ir ramybę. Padėk, kad aš nesisukčiau tik aplink save, bet pasinerčiau į tavo gydymą ir tai galėčiau perteikti kitiems, nesibaimindamas žaizdų, nes tu gydai ir apsaugai Jėzų, myliu tave, mano saulė, mano gyvenime, mano viltie ir mano viskas. Amen.